Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, šiandien noriu pristatyti naują Samsung produktą. Tai lengva ir plona, beveik 10 colių planšetinį kompiuterį Samsung Galaxy Tab A. Savo ekrano proporcijomis ir tinkamu apšvietimu, pritaikytas skaitimui ir naršymui. Sakoma, kad 4:3 tai yra patogiausias santykis tavo akims. Tinkamą apšvietimą užtikrina skaitimo režimas ir prie aplinkos šviesos prisiderinantis režimas. Tiesa, Galaxy Tab A turi labai mažą ekrano raišką, tik 1024 su 768 pikseliais. Tokia raiška pasižymėjo pirmasis Apple iPad planšetinis kompiuteris, pagamintas prieš 5 metus. Jame matosi kiekvienas taškelis, tad filmų ir kompiuterinių žaidimų mėgėjai turėtų gerai pagalvoti prieš pirkdami šį Samsung įrenginį. Samsung Galaxy Tab A sveria tik 450 gramų, 4 branduoliai, 2 GB talpos RAM atmintinė, 5.0 Android sistema užtikrina galingą veikimą. Filmai, žaidimai, muzika, naršymas veikia itin sklandžiai. Galaxy Tab A, kaip ir daugumos kitų planšetinių kompiuterių, kameros galimybės gana ribotos. Kita vertus, galinės kameros 5 megapikselių raišką kompensuoja puikus automatinis fokusavimas. Priekinės kameros rezoliucija tik 2 megapikseliai. Filmavimo rezoliucija HD 720 pikselių. Pasirinkę Galaxy Tab A vaikų režimą, rasite daug vaikiškų programėlių, skirtų ne tik mokymuisi, bet ir padedančių ugdyti vaikų pomėgius bei talentus. Su Tab A nereikės nerimauti dėl to, kiek laiko vaikas praleidžia naudodamas įrenginį. Tai reikia įjungti laiko apribojimo funkciją ir nustatyti naudojimo laiką. Galaxy Tab A gali pasigirti talpiu akumuliatoriumi. Pavyzdžiui, naudojant planšetę skaitimui 1 valandą per dieną, ją reikėtų įkrauti maždaug po pusantro mėnesio. Samsung naudojimuisi internetu tradiciškai siūlo vartotojams 2 planšetinio kompiuterio modelius. Vienas jų turi tik belaidį ryšį Wi-Fi, kitas turi Wi-Fi ir 3G bei 4G mobilius ryšius. Pastarojo pagalba galima naudotis internetu bet kur, ne tik Wi-Fi zonose. Tai tikrai gera planšetė bendravimui, susirašinėjimui ir vaizdo skambučiams. Vidinė atmintis sudaro 16 GB, iš kurių vartotojui prieinama tik 11. Ir iki 128 GB išorinės atminties kortelės skaitytuvas sudaro gan solidžią saugyklą jūsų mėgstamiausiams failams, knygoms, žurnalams, filmams, muzikai, nuotraukoms. O dabar trumpa išvada. Samsung šiame įrenginyje nepasiūlė praktiškai nieko naujo, nebent grakštesnį dizainą ir šiek tiek geresnius kameros parametrus. Todėl, jei neturite planšetinio kompiuterio ir norėtumėte kažkada jį įsigyti, galbūt tai ir būtų geras variantas, žiūrint į kainą ir kokybę. Bet jei turite kažką seno ir norėtumėte pakeisti jį naujesnį ir galingesnį, matyt reikėtų pasidaryti kitų variantų. Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo.